padėtis tokia, kad mes visą laiką turim, kas yra blogai, transformuoti į geriau. Jeigu sėklą pasodino, mes galim išauginti iš jos augalą, vaisių ir mes turim to užsiimti. Kiekviena gyvybė egzistencijoje transformuoja iš mažesnės energijos į kokybiškesnę. Ir tas veika yra mums maloni, įkvepianti, kai juntam, kad yra kažkas negerai, kad mūsų potencija yra aukštesnė. Pavyzdžiui, jeigu aš kariauju ir man patinka kariauti, tai reikia kariauti. Ir tie žmonės kariauja, kurie nežino, kad bet kurį karą galima transformuoti į taiką, bet kurį. Ir kai žmogus pradeda justi dvasinį kelią, jisai visuomet žino, kad kariauti, tai reiškia kažkokia energija spaudžia ir mes nemokam tos energijos transformuoti į džiaugsmą, į laimę, į meilę, į palaimą, tai mes kariaujam. Bet jeigu tą supranti, junti tą potenciją, tai nustoji kariauti, nustoji peštis, muštis, ginčytis, tiesiog transformuoji ir kai pradedi justi tokį poreikį, reikia stebėti, žiūrėti ir eiti ten, kur žmonės tą potenciją turi išlavinę. Ir pradžioj pirmus metus ar pirmus 14 metų, pirmus netgi galima sakyti gyvenimus, mes turim mokytis. Panašiai kaip vaikas turi išaugti tarp žmonių, kad taptų žmogum.